Labas, sveiki, mėlieji. Labai džiaugiuosi, kad mes ir vėl susitinkam ir labai dėkinga jums esu. Ir džiaugiuosi, apkabinu, siunčiu meilę ir šviesą jums. Ir tikiuosi, kad jūs gyvenat kuo puikiausiai. Ir pasižiūrėsim, ką šiandien mums mylinti visata praneš. Perskaitysim tarot kortų žinutę. Kiekvienas savaip, pagal savo supratimą, atrasim tos bendrus kažkokius taškus, kurie suvibruos su vidum ir galbūt gausim atsakymus į klausimus. Pasižiūrėsim, kas yra svarbu šiandien. Ir pradžiai ištrauksiu 7 energijų orakulą, kad užvestų mus ant kelio, apie kągi čia šiandien mes kalbėsim. Tai yra tokia amžinybė, tai tokios durys į tą begalybę, apie kažką tokio švento, gilaus, amžino, nepaliesto, tai mūsų ta tokia nuostabia siela, kur visada ramybė ir toks kvietimas, kad kas bebūtų, kokios audros besiūstų aplinkui, bet jeigu tu tiesiog į savo širdį nueitum ir paklaustum savęs, ar tu esi laimingas, ar tu esi ramus ir ar tu rastum tą ramybę vidinę, tą tokį balansą, harmoniją savo viduj. Taigi kalba eina apie tai, kad kurgi ieškoti to nusiraminimo, tos laimės, džiaugsmo, toj amžinybėj, toj nemirtingoj sielai, kad tas mūsų ta tokia slapta gili dalis, tai yra toksai šaltinis jėgos ir tokio švitėjimo. Ir tai kalba eina apie tai. Ir ant kaladės dugno šitos irgi atsivertė ta korta, tai noriu ir jums parodyti, nes tikrai labai graži, toksai gražus atrakinimas, kad kažkas bus atrakinta, kažkokie suvokimai ateis, gal mes ir toks tęsinys čia ir yra, kad mes, kai suprasim, kur ieškoti tų atsakymų, kad savo širdį, savo viduj, kad tenai tie visi atsakymai, tai ir mes atsigręšim į tą savo širdį ir mes pritaikysim raktą, tai spinai ir mes atrakinsim ir atsivers tie lobiai, tie suvokimai, supratimai, kad ta meilė tai yra pas mus širdį, visada jinai tenai buvo ir niekad jos netrūko, kad tai yra tokie neišsenkantys šaltiniai. Ir pirma žinutė apie tai, apie tą atsakymų ieškojimą savo viduje, apie meilės ieškojimą savo širdyje, kad tikrai tai yra ir tik reikia atrasti, atrakinti, priimti. Ir pasižiūrėsim, apie kągi šiandien tos žinutės čia dėliosis. Tai panaudosiu šiandien 2 kortų kaladės, piemenų tarot, pastoralinį, tokie kaimo vaizdai, gamtos vaizdai. Tai pasižiūrėsim, apie ką čia mums tos kortos kalbės ir kokie jūs esat šiandien ir kokia ta situacija svarbi, kurią reikia apžiūrėti. Tai ir tas situacijos praeitis, dabartis ir ateitis ir mylinčios visatos, kažkodėl norisi sakyti 2 patarimai, tai taip ir darysim. Ir čia ant kaladės dugno tai 8 monetos apie tokį pastovų veiksmą, apie tokį mūsų gyvenimą, apie tą prasmę ir tą tokį pastovų veiksmą, tos kūryba pridėtinės vertės, kaip 8 monetos, tai toks nuolatinis darbas, toks rūpestingas ir atidus ir lygtai tas rankdarbis yra, tai mūsų gyvenimas, kurį mes kūrėm ir nuo mūsų priklausys, kokio dydžio, spalvų jisai bus ir kągi mes tenai ar klaidų pridarysim, ar tai jisai bus kažkoks be klaidų padarytas, tai matosi, kad apie tai kalba eina. Ir pasižiūrėsim dargi vieną kortų kaladę, mūzų įkvėptas tarot. Pridėsiu daugiau kortų, kokie jūs esat šiandien,
ir kokia ta situacija, į kurią pažvelgsim, ir tos situacijos praeitis, dabartis ir ateitis. Ir tos mylinčios visatos 2 patarimai, pasižiūrėsim kokie. Ir kasgi ant kaladės dugno, tai pažas kardų, tai kažkoks tikrai ir tyrinėjimas, ir to atsakymų ieškojimas ir radimas, kad kaip ir čia mes matėm, kad tie atsakymai viduje ir mes pasiruošę atrakinti tas spinas ir išlaisvinti tą meilę viduje, kad praplėsti tą akiratį, praplėsti tą sąmonę ir kad mes pasiruošę tai daryti taip atidžiai ir kantriai ir nuolatinai ir kad mes tokie tyrinėtojai, kad mes užsidedam akinius tokius simbolinius, lyg tai kažkokį žvilgsnį paaštrinam vidinę ar išorinį ir pažvelgsim, kasgi čia dedasi iš tiesų, kad mes surasim tos atsakymus. Taigi pasižiūrėkim, kokiegi jūs esat šiandien. Tai yra 9 kardai, kažkoks liūdesys toks matosi ir pažas lazdų ir toliau 2 taurės, tai matosi, kad tokios permainingos nuotaikos lyg tai yra ir kažkoks įkvėpimas ir noras tyrinėti, pažinti, kad ta tokia gyvybinė energija matosi, kad jūs pažadino ir jūs norit kurti, eiti į priekį, bet kažkokios mintis taip pat ir liūdina, kad yra toks dvilypis toks prieskonis ir taip pat galbūt čia ir yra tokie apmąstymai apie kažkokį bendravimą, sąveikavimą, nes 2 taurės tai yra tokie santykiai pagrįsti jausmais, tai gali būti, kad neramina kažkokios situacijos ar meilės reikalai ar kažkokie emociniai nesklandumai su ta antra pusė. Kiekvienam čia savo situacijos, tai gali būti ir apie meilę, nes 2 taurės tai tokie mylimieji, kurie myli vienas kitą taip pat nuoširdžiai ir tos 2 taurės tai tie jausmai, kuriuos simbolizuoja, bet taip pat ir bet kuri kita situacija, kai 2 pusės bendrauja tokia emocinė prasme, tai matosi, kad jums tai yra aktualu šiandien ir kad ta gyvybinė energija, aistra jūs pažadina ir kviečia veikti, bet yra ir tokie apmąstymai ir kažkokios bemiegės naktis, svarstymai, ką pasirinkti ir tai liečia kažkokius santykius su antra puse. Taigi pasižiūrėsim, kas toliau. Kokiagi čia ta situacija yra. Tai yra fortūnos ratas, kažkokie besikeičiantys įvykiai ir 2 lazdos ir toliau imperatorius. Tai matosi tikrai, kad kažkokios stiprios situacijos, į kurias reikia atkreipti dėmesį dabar, nes 2 didieji arkanai iškrito. Ir fortūnos ratas ir imperatorius, tai didieji arkanai, stiprios energijos ir tokios esminės situacijos, kurios lemtingos gyvenime, kad tai daro įtaką ir tai yra kažkokia situacija apie pokyčius, kad tokie matosi, kad jūs toj santykių plotmėj planuojat, žiūrite į priekį, esat numatę kažkokių pokyčių ir taip pat ir visata tam pritarė ir fortūnos ratas tai visada yra kažkokie pasikeitimai iš vienos situacijos į kitą ir kad tai susiję su kažkokiais rimtais dalykais. Jeigu imperatorius korta iškrito, tai gali būti ir su santykiais, su kažkokiu svarbiu vyru ar su kažkokiu svarbiu reikalu, kuris tikrai turi įtakos mūsų gyvenime ir matosi, kad tai vyksta pasikeitimai. Jeigu jūs neturėjote tos antros pusės, tai matosi, kad jinai ateina
ir kad buvo planuota svajota ir fortūnos ratas pasisuka, ar čia kiekvienas situacijos savos, ar vienam tas meilės partneris ateina, o kitam kažkoks kitam bendravimui partneris ateina, kad kiekvienam čia savas užklausos ir savas situacijos, bet matosi, kad reikia atkreipti dėmesį į tą tokią situaciją, stipraus partnerio ateimą, kad tai metas tam atsitikti, kad fortūnos ratas sukasi ir pasižiūrėsim, kasgi toliau tada, kokia šitos situacijos praeitis yra. Tai yra pasaulis, tai galbūt kažkas ir pasibaigė ir čia vežimas ir karalienė taurių. Tai matosi, kad praeity kažkokios situacijos vystėsi labai sparčiai ir tai buvo taip pat tokios svarbios situacijos, nes vėl du didieji arkanai ir vežimas ir pasaulis iškrito, tai tokios kortos, tai matosi, kad praeity kažkokie įvykiai klostėsi labai sparčiai ir su dideliu greičiu buvo judama pirmin. Kažkokios situacijos sprendėsi ir kad tai padėjo užbaigti tą ciklą, kad kažkokios užduotis, kažkokios pamokos pasibaigė ir tai buvo apie jausmus, meilę, taip pat ta tema, nes iškrito karalienė taurių, tai matosi, kad vis dėlto šiandien kortų dėlionė apie jausmus, emocijas, meilę, nes ir čia iškrito korta dviejų taurių, kuri kalba apie tokią meilę, apie dvi tokias pusės, kurios ateina abi su meilė, tai ir karalienė taurių taip pat mylimoji, taigi matosi, kad tokios situacijos apie meilę čia eina kalba, kad praeity kažkas dėliojasi labai greitai, ir kad tai kažkas tas greitas veiksmas padėjo užbaigti kažkokias pamokas, ką metas buvo pasibaigti, užsibaigti, taigi ir tai ir įvyko, ir kad galbūt ir jūs išmokot kažką naujo, naujai mylėti save, pasaulį, ir pasižiūrėsim, kas toliau, galbūt kažkokie atėjo suvokimai, pamokos, gal atsivėrėt plačiau, tie horizontai praplatėjo, jūsų sąmonė išsiplėtė, kad tai vyko kažkokie tikrai stiprus greiti pokyčiai ir tai padarė įtaką jūsų suvokimui, kas tai yra meilė, kad išdrįsti daugiau mylėti, plačiau ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, kaip čia rutuliuojasi šita situacija, kasgi yra dabarty. Tai dabarty yra 7 taurės, tokie pasirinkimai emociniai ir mūza kardų arba karalius kardų. Ir tai yra teisingumas ir kad tai yra teisinga, taigi dabar matosi, kad toksai metas, kai žmogus renkasi ir toj meilės srity jau įjungęs ir protą, kad matyt, tos pamokos buvo apie tai, kad ta karalienė taurių suvokė, kad renkantis meilės partnerius vien jausmais vadovautis emocijom neužtenka, bet reikia ir protą, ir jausmus čia įjungti. Ir matosi, kad tai ir vyksta. Ir dabartinė tokia situacija yra, kad jau žmogus renkantis tą meilės partnerį, renkantis, kai emocijos nori išvaldyti, vis dėlto sugeba subalansuoti ir išlyginti tai, kad jisai atsižvelgia ir jausmus, bet taip pat ir į protą, ir kad yra tiek daug pasirinkimų ir jisai vertina tai ir taip pat tos pasiūlymus, tos galimus pasirinkimus jisai vertina blaiviai ir kad šitas vėlgi didysis arkanas iškrito, tai toliau tęsiasi stiprios tokios energijos, stiprios žinutės, kad tai yra teisinga, renkantis
jausmų netgi srityje meilės, nes taurės tai apie emocijas, meilę, jausmus. Ir 7 taurių tai tokie pasirinkimai, tai kad darant pasirinkimus emocinius reikia įjungti ir protą. Ar pasižiūrėsim, kasgi laukia ateityje tos karalienės taurių, kuri jau išmoko tas pamokas ir jau dabar panaudos ir protą, pasirinkdama tos partnerius meiliai, tas situacijas, nes teisingumas sako, kad tai yra teisinga. Tai kasgi toliau tada laukia, tai yra 10 monetų, tai tikrai toksai norų išsipildymas, toks klestėjimas, kai žmonės susitinka, sukuria tokius rimtus santykius ir tai yra pagrįsta vertybėm ir taip pat yra pagrįstas tokiu stipriu materialiniu pagrindu ir kad čia gera visiems, ne tik tai tiems 2 mylimiesiems, bet ir visai giminiai, vaikams ir gyvūnams čia tokia korta ir 6 taurės, tai kalba ir apie tokius jausmus, kurie yra tokia besąlyginė meilė, taigi ir yra tokia, matosi, kad ateityje susikurs tokios būsenos, tokie dariniai, tokios šeimos, kur vyraus tokia besąlyginė meilė, supratimas ir čia tūzas dar lasdų, kad tai to žmonės įkvėps dar daugiau kurti. Ir jie bus tokie kūrybingi ir turės energijos realizuoti savo norus. Taigi matosi, kad ta karalienė taurių, kuri išmoko pamokas ir rinksis partnerius ar situacijas ir pati gyvenime vadovausis ne vien jausmais, bet ir protu, kad tikrai ateis į geri laikai, kad vis dėlto įsivyraus ta besąlyginė meilė, bet ir taip pat ir toks stabilumas materialus ir vertybių ir taip pat, kad tai ir suteiks daug energijos, įkvėpimo, aistros, kūrybos. Tūzai tai toksai susijungimas su visata kūrėjų, kai pati visata duoda tos resursus ir matosi, kad laikas dabar. Ir pasižiūrėsim, kokiegi tos mylinčios visatos patarimai yra duoti šioje situacijoje. Tai yra imperatorė ir tai yra tūzas taurių ir tai yra velnės. Tai matyti ir kalba visata apie tą tokią ploną, tokią plonytę liniją tarp to buvimo imperatorė ir to nuopolio, kad reikia vis dėlto įvertinti tas emocijas, kurios mūsų užvaldo ir tos visos pagundos, kad visata tiesiog ir kviečia, kad tu esi imperatorė, vėl iškrito 2 didieji arkanai, imperatorė ir velnės, tai vėl stipru. Taigi matosi, kad visata sako, kad tu esi imperatorė, bet taip pat ir gali tą velnę energiją panaudoti savo naudai, kad tai yra tokia velniška sėkmė, velniškas grožis, velniškas greitis, kaip dainuojama ir grožis ir sėkmė ir pinigai, bet kad tu daryk tai subalansuotai, kad tu nepadaugink, nes tas tūzas taurių tai ir kalba apie tos emocijas, kad jos tavęs neužvaldytų, kad tai sėkmiai, tai valdyk saikingai, jung tą protą. Taigi pirma tokia žinutė ir patarimas šito klausimu yra, kad valdyti emocijas, būti oriam tokiam ir taip pat panaudoti šitą velnę energiją saikingom dozėm ir kad tai atneš sėkmę. O pasižiūrėsim dar antras koks patarimas, tai yra 7 monetos ir čia yra žvaigždė ir taip pat saulė, taigi vėl didieji arkanai žvaigždė ir saulė iškrito, tai taip pat ir tokia žinutė ir patarimas, kad prisimink, kad tu esi žvaigždė, kad tu esi
toksai žmogus, kuris turi savo tikslą ir taip pat, kad tu esi saulė, toksai energingas, stiprus ir pasinaudok šitomis situacijomis, kad tu išeik iš tų tokių būsenų, kai tu savęs nevertini, kaip 7 monetos, tai yra tokios būsenos, kai žmogus įdeda daug pastangų, bet negauna tų laukiamų rezultatų. Tai sako visata, kad metas jau iš to išeiti, kad tu jau galbūt tasai toks gerumas perdėtas irgi žmogų neaugina, kad visata visada nori to balanso. Gal būna kažkokios situacijos, kai tu elgiesi kaip geras žmogus ir tu galvoji, kad antra pusė taip ir turėtų tau atsiliepti, bet ne visada tai būna. Kartais kaip tik visata moko, kad į tą gerą atsiliepiamą blogu ir kad patikrina tą gerą žmogų, ar jisai sugeba apsiginti save, atstovėti, ar jisai moka visaip elgtis ir su gerais, ir su blogais, kad tai yra toksai balansas. Taigi ir toks patarimas yra, kad prisiminti savo svajonę, savo stiprybę ir elgtis nuoširdžiai, kad tos situacijos būtų aiškios ir taip pat tikėti savimi, savo tą laimės žvaigždę ir nesumenkinti savęs, kai kažkokios situacijos neduoda rezultatų, tiesiog pasirinkti kitą kelią, jeigu kažkokie žmonės nesuteikia to, ko mes norim. Tai galbūt mūsų keliai yra kitokie, tai neverta čia plušėti prie tų 7 monetų, bet jeigu tai esi žvaigždė ir saulė, tai tu eik savo keliu. Taigi pasižiūrėsim, jeigu mes eisim savo keliu, tai kurgi mes nueisim, tada ištrauksiu dar vieną kortą, gal ir ne vieną, pasižiūrėsim, kasgi toliau čia atsitiks. Tai kurgi mes čia nueisim, tai tikrai nueisim tenai, kur reikia, tai yra imperatorius korta, tai tikrai geriau nebūna ir imperatoriai iškrito ir imperatorius šitoj dėlionėj, netgi 2 imperatoriai iškrito ir pradžioj čia buvo, taigi matosi, kad šitie imperatoriai netgi yra iš ko rinktis, iš 2 imperatorių, kad tikrai yra erdvėj tokių tinkamų partnerių ir tai įmanoma atlikti. Taigi to ir linkiu jums ir tai tikrai ta tokia paskutinė korta, paskutinė energija, taip pat didysis arkanas ir tiek daug šiandien tų didžiųjų arkanų iškrito, tai reiškia tokios stiprios žinutės, stiprus pokyčiai jūsų erdvėje ir pasinaudokit tom situacijom ir tas imperatorius tai kalba apie tokius norų išsipildymus, apie tokią stiprybę, balansą, apie tokią imperijų kūrimą, kad tikrai metas tai daryti ir metas pasijusti stipriam, galingam ir realizuoti savo tos norus. Taigi apie tai šiandien ir dėlionė. Ir dar ištrauksiu vieną 7 energijų orakulą pabaigai. Apie kągi čia kalba, tai tokia visa reginti akis, tai tokia gal ir kūrėjo palaikymas ir visų tų šviesos jėgų, kad mes nesam vieni, kad mus veda, palaiko, myli, taigi apie tai kalba ir taip pat dar vienas sluoksnis informacijos, kad tu pažiūrėk į savo tą gyvenimą blaiviai, pažiūrėk tu ne vien tik tai emocijų akimis, bet ir proto ir kad ir tie jausmai ir protas būtų subalansuota ir ne vienas nėra prioritetas, kad abu yra svarbus ir tu taip gyvenk tokiam balanse ir rinkis tos partnerius, rinkis tas situacijas iš šitokio taško, tokio subalansuotumo ir togi tau ta visata mylinti ir linki. Ir iki kitų kartų myliu jūs visą.